Pirmosios komunijos diena, bet šiandien diena bažnyčioj taip pat yra ypatinga. Šalia to, kad jūs priimat pirmą komuniją ir turi didžiulę šventę, šiandien bažnyčia švenčia švenčiausiosios trejybės iškilmę. Tai yra Dievas, vienas Dievas, trijose asmenyse. Suprasti šito slėpinio nėra įmanoma, bet toks yra mūsų tikėjimas ir aišku, per gyvenimą daugiau mažiau mes tai suprantam. Tai yra vienas Dievas, Dievas Tėvas, Dievas Sūnus Jėzus Kristus, kuris atėjo, tapo žmogumi, gyveno žemėje ir nurodė, kaip reikia tikėti Dievą, ir jo siųstoji šventoji dvasia Dievas, kuris mus būtent įkvepia įvairiems geriems darbams ir tikėjimui. Štai jūs pasirinkot pirmą komuniją, pasirinkot kelią, kuris veda Dievo link, ir aišku, tam paaukojot iš tiesų nemažai savo laiko. Ir ko gero esat nusprendę, tiek tėveliai be abejonės, kadangi jūs auklėjat ir ugdot savo vaikus, tiek patys vaikai, kadangi jie jau tampa sąmoningi, esat nusprendę per gyvenimą gyvent kartu su Dievu, atsivert jam, rasti laiko jam. Ir šiandien matau irgi bažnyčioje ir kitus kurie priėmėt ir sutvirtinimą, ir pirmą komuniją dar ateinat. Jūs įžengėte į bažnyčią ir kažkaip jūs joje stengiatės pasilikti, keliauti su Dievu. Ir mes žinoma klausiam savęs visada nuolat, jūs vyresnieji, tėvai ypatingai, klausim, kas iš to, kad aš skiriu tiek laiko, kas iš to, kas man bus, kaip aš tai pajusiu. Aišku, tą veikimą, Dievo veikimą, mes pajusim kiekvienas asmeniškai ir ypatingai, ir aišku, tai nėra įmanoma visko nusakyti. Jeigu aš jau pradėčiau kalbėti apie savo gyvenimą, tai iš tikrųjų turėčiau daug ką pasakyti ir jums nusibostų. Tai kiekvienas mes turėsim ir turim Dievo patirtį, pajutimą ir buvimą savo gyvenimą. Bet šiaip galėtume gyvenimą suskirstyti pagal du tokius pasakojimus. Vienas pasakojimas, turbūt jūs esat girdėję, yra toks Damoklo kardas. Žinot pasakojimą apie Damoklo kardą. Kadangi ten vienam karaliui dvariškis Damoklas labai pavydėjo, kad jis gali savo viską leisti, linksmai gyventi, linksmintis, karalius tarė, gerai, sako, vienai dienai aš tau atiduodu karalystę ir tu gali valdyti vietoj manęs. Tas apsidžiaugė, atsisėdo prie stalo, jau dabar, šventė, balius, žiūri, virš galvos pakabintas ant žirgo uodegos plauko kardas aštrus, kuris gali kiekvieną minutę nukristi, tave užmušti arba sužeisti. Ir sako tada tas karalius tam, sako, toks yra valdymas mano. Kabo pastoviai Damoklo kardas, kuris gali bet kada nukristi ir viską pražudyti. Gyvenimas iš tikrųjų yra toks. Mes nežinom, kas gali jame atsitikti. Ir gali atsitikti gyvenime blogų dalykų. Mes nežinom. Žiūrėkit, dabar vyksta karas, įvairios įtampos, tarsi Damoklo kardas pakabintas virš visų mūsų ir gali bet kokią akimirką nukristi. Ir mes galim viską prarasti, nieko netekti. Įtampa, baimė, netikrumas, nežinia. Bet yra ir kitas pasakojimas. Kitas pasakojimas, gal irgi esat girdėję, yra paimtas iš Egipto mitologijos ir ten sako, yra kalbama apie paukštį Feniksą. Girdėjot irgi. Paukštis Feniksas. Nuostabus, gražus paukštis. Jis gyvena kaip ir visi paukščiai arba gyvūnai, sensta ir galiausiai, kada jis ateina iki senatvės, susidegina, sudega ir iš pelenų prisikelia naujas paukštis, vėl jaunas,
Atgimimas. Atgimimas. Štai 2 pasakojimus turim. Ir šitie 2 pasakojimai paimti iš senų pasakojimų kalba apie gyvenimą. Gyvenimas yra kartais nenuspėjimas, grėsmingas, praeinantis su savo bėdom. Ir gyvenimas yra tas, kuriame tu gali atgimti vėl iš naujo, pasidaryti jaunas, pasidaryti stiprus. Niekas tavęs neįveiks. Arba kaip ir lietuviškai, tai yra posakis, jūs žinot. Sako, šitas tai kaip katinas, kaip mesi visada nukris ant kojų. Suprantat, jis yra pasiruošęs visiems smūgiams ir jis nukrenta taip, kaip jam reikia, jo niekas nesužeidžia. To mes siekiam. Be abejonės kiekvienas mes to norim. Ir įsivaizduojat, kodėl, pavyzdžiui, senovės įvairiose antkapiuose buvo tie feniksai pavaizduoti paukščiai. Patys suprantat. Dėl to, kad tai kalba apie prisikėlimą, apie amžiną gyvenimą, apie amžiną jaunystę, apie mirties įveikimą. Simboliai, pasakojimai. Ir Dievas visą tai suteikia. Mes gyvenam gyvenime, kuriame kabo Damoklo kardas, bet antra vertus mes turim galimybę prisikelti iš pelenų. Ką tai reiškia? Prisikelti iš pelenų. Žiūrėkit, jūsų vaikai prieis pirmą komuniją, priejo išpažinties. Jūs, tėveliai, nežinau, kada bes atėję išpažinties. Nelabai savo vaikus palaikot, kiek žiūriu, ir komunijos einat jų dieną. Bet kaip reikėtų suprasti išpažinti? Jūs labai kartais klaidingai ją vertinat. Nors ačiū, netrukdot savo vaikams tai atlikti ir tai, daryti. Kas yra blogis? Jis yra. Ir blogis, turi savo kaltę. Mes padarom, mes žmonės, mes padarom vienas kitam blogų dalykų. Ir jaučiam kaltę. Ir žinom, yra visos psichologijos įvairūs, pratimai, kaip tą blogį atsikratyti, kaip kaltės jausmą atsikratyti, kaip jį sumažinti, kaip to blogio išvengti, etika. Viskas tai yra gerai. Viskas yra ir viskas veikia ir visko mums reikia. Bet kartais mes atsiduriam tokioj beviltiškoj situacijoj, kurioj, tu esi tiesiog sužeistas, išmuštas iš vėžio, negali atsigauti, negali atsistoti. Taip tave pritrenkia ar kitų blogis, ar tavo paties blogis. Ir šito blogio, žiūrėkit, šiandien visuomeniai kažkaip stengiasi neįvardinti. Šventė, gyvenimas, džiaukimės, viskas ir gerai. Stengiasi nepasakyti, kad tikrai kartais kabo tas Damoklo kardas ir tu nežinai, kada tu susirgsi. Mes tikintieji šitą blogį, kartais mums prikiša, kaip čia nusidėjėliai, taip toliau. Mes jį nebijom įvardinti. Jis yra kiekviename iš mūsų. Ir mes, suprantat, blogį vardinam ne kaip kaltę kažkokį, kurios negali ištrinti, bet kaip nuodėmę. Kaip nuodėmę. Blogį, kurį mes padarom, ar tai Dievui, ar tai kitam žmogui, ar savo patiems kažką netai pasirinkdami, mes įvardinam kaip nuodėmę. Ir šitą nuodėmę gali atleisti Dievas. Dievas gali atleisti ir atleidžia jums. Dievas gali atleisti ir atleidžia man. Tik aš tai irgi turiu norėti. Turiu eiti išpažinties, turiu išpažinti, turiu pasakyti, Dieve, aš tau nusikaltau. Padariau šitą, padariau aną, padariau tai, gailiuosi, nenoriu, kad mano gyvenime tai būtų. Dovanok, stengsiuos būti kitoks. A ne toks yra mūsų visų troškimas. Ir kada mums kunigas pasako, kunigas, jūs kartais gal kunigas, tas pats kunigas eina pas kitų kunigą ir tau pasako, tave išrišu Dievo vardu. Tau nuodėmės atleistos, galėjai. Suprantat? Atgimstat iš pelenų, jeigu jūs tą suvokiat. Atgimstat iš pelenų, prisikeliat naujam gyvenimui. Ir to prisikėlimo mes esam nuolat reikalingi. Dėl to, kad mus visada smogdo blogi įvykiai.
Ir kitų žmonių, ir mūsų pačių. Mes turim prisikelti kaip tas Feniksas. Ir tą galimybę mes turim. Dievas visą tai yra suteikęs. Tu tik turi naudotis. Kartais žmonės ištinka įvairūs sunkumai. Tikrai kryžius, kaip sakau, nukrenta tas Damoklo kardas ir labai skaudžiai sužeidžia. Ir jie nežino, ką daryti. Šiandien jie nežino, ką daryti, bėga šiandien, bėga ten, žudosi, visokias nesąmonės daro. Neturi Dievo, kuris juos gali prikelti naujam gyvenimui, duoti naują žvilgsnį, duoti jėgos, duoti malonės įveikti visas blogybės ir vėl gyventi nuostabų gražų gyvenimą. Štai ką reiškia komunija, išpažintis, į ką jūs tėvai savo vaikus atvedėte. Tai reiškia. Tik mes kartais to nesudėliojam, mes tą jaučiam kažkaip galbūt, nesąmoningai, kažkur pasąmoniai reikia čia, taip toliau, čia visi eina, gal ir man reikėtų eiti. Mes nemokam kartais įvardinti, bet iš tiesų tai yra dideli dalykai. Tau Dievas atleidžia nuodėmes. Ir tu prisikeli naujam gyvenimui. Kur tu tai gausi? Kas tau tai duos? Kas jums tai duos? Niekas neduos. Absoliučiai, nors gali žadėti, nors gali sakyti, mes vieni kitiems atleidžiam, bet ką mes galim atleisti, mes patys kartais esam nugrimzdę. Ir jau nebežinom, kas yra kas. Mes patys turim pirmiausia gauti Dievo atleidimą, kad galėtume atleisti ir kitiems. Ir tada mes prisikeliam naujai gyventi. Ir to reikia. Štai toks yra Dievo slėpinys, tokias dovanas jis dalyja, bet mes ką? Turim ateiti, turim suprasti, turim bendrauti. Turim pasirinkti Dievą. Mes tą turim padaryti. Jei mes nepadarysim, susitikimų neįvyks. Mes turėsim kitas schemas, kitus šablonus. Be abejonės gyvenime jų yra daug, bet Dievo nebus. Pačio efektingiausio dalyko, kurio mums reikia, jo nebus. Ir tikrai laimėtojais tada tapti bus be galo sunku. Tai linkiu jums, vaikai, tėveliai, artimieji, draugai tikintieji, suvokti, kokias didelės dovanas gaunat iš Dievo, dėkoti ir džiaugtis, kad jūs esate čia. Nes tai yra palaima. Tai yra palaima jums. Dievas jūs laimina, jūs laiminat ir taip galit džiaugtis gyvenimo. Amen.